Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną noriu pakomentuoti iš savo patirties konsultaciją, kad labiau suprasti, kaip kartais susilipdo gražiai dėlionė, jeigu mes teisingai ją pamatom. Moteris, visų pirma, tai jos diena gimimo pirmoji, jeigu jūs kas nors gimęs pirmąją dieną, žinoma, tai yra lyderystė, labai toks vedimas kitų link lyderystės, pagalba kitiems. Lyderis visada pozityvė tada, kada jis padeda kitiems tapti lyderiais. Kaip ir kalbėjom kažkada apie 19, apie statuso ženklą, su lyderystė lygiai taip pat, bet vienetas neša ženklą rašymo arba kalbėjimo. Vienetas visada su tuo susijęs. Socialinė užduotis moters yra 11. Kai mes turim tokią socialinę užduotį, mums visada reikia suprasti, kad kokios gyvenime situacijos bebūtų, mes turim siekti pergalės toje situacijoje, ją nugalėti, arba jeigu nenugalėti, tai davesti iki rezultato ir išeiti į pergalę. Lengva tokiem žmonėm niekada nebūna, tai visada būna susijęs su kažkokiais trukdžiais, nes kitaip matrica negali pamatyti, ar jūs sakot, va tai uždarė man čia sudėtingiau, vadinasi, man čia nereikia. Ir viskas tada sugrius, nes jūsų socialinė užduotis 11, kliūtis pastatyta tam, kad ją nugalėti. Ir žinot, žmogus, ta moteris turi 3 vienetus savo datoje. Tai labai stiprus kalbėjimo arba rašymo netgi ženklas, nes auditorijos kalbėjimo nėra. Kai yra auditorinis kalbėjimas, tai žmogaus datoje turi būti 3 skaičiai, 1, 5 ir 9. Jeigu šito nėra, žmogus niekada nesijaus gerai prieš auditoriją. Bet kai nėra 5, o yra tik 3 vienetai, žmogus nuostabiausiai gali rašyti. Kai mes pažiūrim pašaukimą to žmogaus, tai yra toks kaip statyba kelių, statyba kažko naujo, statyba plačiaja žodžio prasme ir kelias į pašaukimą ateina per mokymą arba patirtį. Ir mes labai gražiai viską išanalizuojam, moteris papasakoja daug gyvenimo, tikrai sunku patikėti, kaip išeita iš situacijų ir kiek jų daug. Ir mes kalbam apie tai, į ką įprasminti savo gyvenimą ir žiūrėkit, kaip viskas aišku. Kalbėti auditorijai nelabai gerai, bet knygą parašyti apie išgyventas patirtis ir apie tai, kaip iš tų patirčių lengvai išeiti, tai yra nuostabi mintis, todėl kad kelias į statybą, statymą, plačiaja prasme statymą yra per patirtį ir per mokytojavimą. Knygos parašymas tai ir yra mokytojavimas, arba jeigu ta knyga patirčių pagrindų, tai tas pats mokytojavimas iš patirčių. Ir uždaro kelius į pašaukimą. 5 minusas, tai kai mes stereotipiškai mąstom. Ir žinot, taip viskas susideda gražiai ir mes kalbam ir moteris sako, man ne vieną kartą buvo tokia mintis atėjus, nes jos pasiekimai tų problemų sprendime yra tiesiog neįmanomai dideli. Ir tos knygos parašymas, kaip žmonėms atsidūrusiems panašiose situacijose, duotų tokį įkvėpimą, tokį kelrodį, tokią jėgą ir tas žmogus įprasmintų savo patirtį ir padarytų tą pasirūpinimą plačiaja prasme. Bet kokias aš pastabas daviau tai moteriai ir apie ką mes kalbėjom, tai ji labai daug pasakojo apie tas problemas, kurias turi. Ji lyg visada mintimis, kad ir nelabai į temą, sugrįžta prie tų situacijų. Ir tos situacijos blogos, jos dažnai kartojasi. Va čia remkimės į realybės formavimo principą. Žmogus turi daug kalbėjimo dozės, tuos 3 vienetus, jis visada linkęs apie tai kalbėti, nes jo kliūtis yra 13, baimė, mirties, ligos, išbandymo arba visada eskalavimas toks tų dalykų. Ir jis natūraliai
visada apie tai kalba. Ir kai žmogus kalba, jis vėl atveda į savo gyvenimą tą patį. Jis suprogramuoja tą pačią problemą arba situaciją, iš vienos išeinam, kitas susiprogramuoja. O jeigu mes paimam ir parašom knygą, mes jau neformuojam savo realybės kalbėdami apie tai, ką mes išgyvenom, kaip buvo sunku, kaip tas vyko, anas vyko. O mes jau pateikiam patirtį ir išvadą, kuri daro pozityvą, duoda tau galimybę padėti 100 000 bet kokio pločio auditorijai susitvarkyti panašiose situacijose. Ir tai yra per pozityvą, ne per savo realybės formavimą, bet per pagalbą, kaip lyderiui, per pagalbą kitiems išeiti iš šitų situacijų ir užaugti. Moters kodas 3 dažnyje finansų, grįžusi iš laisvės ir kūrybos, reiškia eidama į tai, kad parašyti knygą, ji ateina į kūrybinę plotmę ir į pasirūpinimą didžiąją apimtimi. Kaip mes ir kalbėjom, kaip mes plečiam savo sąmonę arba siaurinam, kaip mes augam arba neaugam, tai ir su ta moterim kalbėdami mes tai išsiaiškinom, ji rūpinasi visais aplinkoj, vaikai, mamos, giminaičiai, visiems viską už visus nori padaryti. Ir tai nėra augimas, todėl kad jeigu aš užauginau vaikus, užauginau anūkus, užauginau proanūkius, tai aš likau toj vietoj, o visi užaugo. O jeigu aš užauginau vaikus, užauginau kolektyvą, gal pirmiausiai šeimą, po to kolektyvą, po to darbo kolektyvą, po to tautą, o po to gal pasauliui kažką padariau, tai užaugau aš. Todėl knygos parašymas tuo atveju buvo būtent tas pasiūlymas, kuris moteriai padėtų užauginti auditoriją, o ne užsiciklinti ties tuo pagalbos neišeinant iš to siauro rato momentu. Ir jos rūsio rodiklyje yra toks 22 skaičius, kur žmogus nenori viešumo, bet tu nuo to nedingsi. 3 vienetai reikia išnešti tą žinių energiją į plotį, kadangi auditorijai nepatogu, knyga nuostabiausias dalykas. Žinot, dabar daugelis žmonių nenori rašyti knygų, todėl kad knygas rašo bet kas, kas dar tik 30 metų sulaukęs, kur gyvenimo rezultato mes dar nematom, jau rašo knygas apie gyvenimą, kaip daryti tai arba anai. Tai metodikas rašyti yra viena, o knygas rašyti, tos, kurios duotų žmogui, žmonijai naudą, tai reikia turėti patirčių ir būti jau išlipus į šviesą ir į žalią poziciją. Tai buvo labai įdomi konsultacija, labai netipinis moters gyvenimas, labai daug išbandymų turintis gyvenimas. Bet kai mes viską išskleidžiam į projekciją, mes pamatom geriausius kelius. Tai jaučiuosi gerai galėdama patarti, padėti ir dar geriau, kai mes ir ta pusė galim viską pamatyti. Ir labai nuostabu, kad kiekvienas juk jaučiam savo programą ir ta moteris nekartą galvojo apie parašymą. O kadangi nėra išlaisvinimo 3 vienetų, 3 vienetai, vienetas komforto zonoje ir vienetas gimimo dienoje, tai yra tokio ryškumo energija, kuri galbūt ir griauna vidų, nes jie neturi kaip išeiti. Tai žiūrėkim giliai, plačiai ir atvirai ir niekada neišduokim savęs. Ką jaučiam, tą ir darykim. Ačiū Jums visiems.